Sveiki, mėlyjeji. Keliaukime kartu į save ir aš esu Rūta Janulevičienė, psichodramos praktikė, CP psichodramos praktikė supervizuojama, psichogenealogijos ir transgeneracinės terapijos praktikė, Veriditas labirintų facilitatorė, Reiki Mercer meistrė, mokytoja, Jungo analitinės psichologijos idėjomis grįstų patyriminių programų kūrėja. Kiekvieną šeštadienio vakarą kviečiu jūs į pokalbį apie žmogų, santykius, psichologiją ir vidinę transformaciją. Šiandien noriu pakalbėti apie vieną klausimą, kurį girdžiu labai dažnai. Kodėl psichodramoje kalbamės su tuščia kėde, juk ten nėra nieko? Iš pirmo žvilgsnio tikrai atrodo keista. Žmogus kalbasi su baime, su mama, su tėčiu, su savo vidiniu vaiku ar net su savo liga. Tačiau tam yra labai gilus teorinis pagrindas. Pradėkime nuo mūsų smegenų. Mūsų smegenys yra tarsi mūsų praeities archyvas. Juose saugomi ne tik prisiminimai, bet ir visos emocijos, kurios buvo su tais prisiminimais susijusios. Kai ryte atsibundate ir pradedate galvoti apie tas pačias skaudžias situacijas, mūsų smegenys aktyvuoja tas pačias neuronų grandines. Kūnas į tai reaguoja taip, lyg visa tai vyktų dabar. Todėl žmogus gali jausti nerimą, kaltę, pyktį, liūdesį ar baimę, net tada, kai šią akimirką jo gyvenime nieko blogo nevyksta. Kuo dažniau kartojame tas pačias mintis, tuo labiau jos tampa įpročiu. Po kurio laiko mes nebesakome, aš galvoju, kad esu nepakankamas. Mes pradedame tikėti, kad aš esu nepakankamas. Ir tada kyla klausimas, jeigu mūsų smegenys taip stipriai remiasi praeities patirtimi, jeigu mūsų nervų sistema vis grįžta prie to, kas pažįstama, kaip ištrūkti iš šio užburto rato? Vien suprasti problemą dažniausiai neužtenka. Vien perskaityti knygą neužtenka. Vien pasakyti savo, nuo rytojaus mąstysiu pozityviai, taip pat dažniausiai neužtenka. Nes mūsų kūnas vis dar gyvena senoje patirtyje. Būtent čia prasideda psichodrama. Jakob Levi Moreno teigia, kad žmogus keičiasi ne vien suprasdamas. Žmogus keičiasi per veiksmą ir naują patirtį. Todėl psichodramoje mes ne tik kalbame apie savo baimę, mes ją pakviečiame atsisėsti į tuščią kėdę. Mes ne tik kalbame apie vidinį kritiką, mes pradedame su juo dialogą. Mes nepasakojame apie skaudų įvykį, mes įtyrinėjame veiksme. Ir čia prieiname prie vienos svarbiausių psichodramos sąvokų. Ji vadinama surplus reality. Tai viena iš psichodramos dimensijų. Labai įdomu tai, kad nors Jakob Levi Moreno ją laikė viena svarbiausių psichodramos dalių, apie ją pats parašė labai nedaug. Todėl šią temą toliau plėtojo jo žmona Zerka Moreno. Jis sakė, kad psichodrama jai tapo Theatre of Mercy, gailestingumo teatru. Vieta, kurioje žmogus gali su meile ir priėmimu susitikti net su tomis savo dalimis, kurias pats laiko blogiausiamis. Tai nėra fantazija, tai nėra vaidinimas, tai nėra žaidimas. Tai yra terapinė veiksmo erdvė, kurioje tampa matoma žmogaus psichologinė realybė. Čia gali atsirasti mama, čia gali atsirasti tėtis, čia gali atsirasti baimė,
čia gali atsirasti vidinis vaikas, čia gali būti ištarti žodžiai, kurie niekada nebuvo ištarti. Ne tam, kad pakeistume praeitį, bet tam, kad pasikeistų mūsų santykis su ja. Tačiau labai svarbu suprasti vieną dalyką. Pastaruoju metu internete matau vis daugiau patarimų. Pasistatykite tuščią kėdę. Pasikalbėkite su savo baime. Pasikalbėkite su mama. Aš labai kviečiu būti atsargiems. Psichodramoje gydo ne pati technika. Gydo visas terapinis procesas. Gydo saugus santykis. Gydo profesionaliai vedamas veiksmas. Gydo tai, kad terapeutas mato, kada žmogus jau pasiruošęs eiti giliau, o kada dar ne. Jis padeda ne tik įeiti į patirtį, bet ir saugiai iš jos sugrįžti. Todėl nerekomenduoju tokių gilių intervencijų atlikti vieniems namuose ar vien tik mintise. Tai nėra savipagalbos pratimas. Tai profesionalus psichoterapinis metodas. Aš pati šio metodo mokiausi ir toliau mokausi. Psichodramos studijas pradėjau Lietuvoje, Lietuvos psichodramos draugijoje. Šiuo metu tęsiu tarptautinius CP psichodramos mokymus Estijoje. Nes psichodramos specialistų rengimas vyksta etapais. CP yra tarptautiniu mastu pripažintas profesinės kvalifikacijos etapas. Mokymai apima teoriją, asmeninę patirtį, praktinį darbą, supervizijas ir kompetencijų vertinimą. Šiuo metu savo praktiką vykdau su regulia profesinė supervizija, todėl prie titulo nurodo supervizuojama. Tai ilgas profesinis kelias, apimantis teoriją, praktiką, supervizijas ir nuolatinį mokymąsi. Jeigu jūs domina pats psichodramos metodas, labai kviečiu pasidomėti Lietuvos psichodramos draugijos organizuojamais pirmo lygio psichodramos mokymais, kurie prasidės šį rudenį. Jeigu tai yra įdomu, tai yra puikia galimybė jums susipažinti su šiuo metodu iš profesionalų. Taigi, jeigu jaučiate, kad norite giliau pažinti save, suprasti, kodėl kartojasi tam tikri gyvenimo scenarijai, kodėl santykiuose vis grįžtate prie tų pačių konfliktų, ar kodėl taip sunku paleisti praeitį, kviečiu individualias konsultacijas. Jeigu santykiuose atrodo, kad kalbatės, bet vienas kito negirdite, kviečiu į porų terapiją. Dažnai konfliktuoja ne tik du žmonės, susitinka dvi gyvenimo istorijos, dvi šeimos ir du vidiniai pasauliai. Taigi, jeigu šiandien klausydamėsi pajutote, kad ši tema palietė jūs, jeigu atpažinote save kalbėdami apie pasikartojančius gyvenimo scenarijus, jeigu supratote, kad vien suprasti savo problemą kartais neužtenka ir norisi ne tik žinoti, bet ir iš tikrųjų patirti pokytį, tuomet noriu jūs pakviesti į kelias skirtingas erdves, kurias sukūriau žmonėms norintiems giliau pažinti save. Kiekviena jų skirta skirtingam žmogaus kelionės etapui. Pirmoji programa tai 7 energijos individualizacijos kelias per čakrų simboliką. Ši programa skirta žmonėms, kurie nori suprasti savo vidinę raidą. Ši programa nėra analitinės psichologijos studijų kursas. Tai autorinė integracinė programa įkvėpta Karlo Gustavo Jungo paskaitų apie kundalinį jogą ir analitinės psichologijos įžvalgų. Joje šias idėjas integruoja su psichodrama, psichogenealogija, transgeneracinė terapija, spalvų psichodinamika, Veriditas labirintų metodika ir Reiki Mercar bei kitais patyriminiais metodais. Tai nėra seminaras apie čakras, tai nėra Reiki mokymai, tai nėra analitinės psichologijos studijų kursas. Tai
Tai 7 savaičių autorinė psichologinė kelionė, kurioje čakrų simbolika tampa žemėlapių į gilesnį savęs pažinimą. Kiekvieną savaitę tyrinėsime vieną žmogaus augimo etapą. Kalbėsime apie archetipus, simbolius, kūną, emocijas, vidinius resursus. Ir visą tai jungsime su psichodrama, psichogenealogija, transgeneracinė terapija, spalvų psichodinamika, Veriditas labirintais bei Riki Mercar integracinėmis praktikomis. Jeigu jaučiate, kad norite geriau suprasti save ir sąmoningiau augti, ši programa gali tapti gražia jūsų kelionės pradžia. Ir antroji programa – 7 energijos šešėlis ir individualizacija, kuri startuos rudenį, rugpjūčio pabaigoje, rugsėjo pradžioje. Tai yra, jeigu pirmoji programa labiau kalba apie žmogaus augimą, tai antroji kviečia pažvelgti tai, kas dažniausiai tam augimui trukdo. Kodėl mus taip stipriai veikia tam tikri žmonės, kodėl kartojasi tie patys santykiai, kodėl vis grįžta tos pačios baimės, kodėl kartais reaguojama taip, tarsi situaciją valdytų ne dabartis, o mūsų praeitis. Čia remsimės Karlo Gustavo Jungo šešėlio sampratą. Tyrinėsime projekcijas, emocinius trigerius, vidinį kritiką, santykių dinamiką. Psichodramoje suteiksime šioms vidiniams dalims balsą ir formą, kad galėtume jas ne tik suprasti, bet ir integruoti. Jeigu pirmoji programa atsako į klausimą, kas aš esu ir kuo galiu tapti, tai antroji klausia, kas mane dar nepažinta ir kaip tai veikia mano gyvenimą. Abi šios programos papildo viena kitą. Viena padeda suprasti žmogaus psichogenealoginės raidos kryptį, kita atpažinti ir integruoti kliūtis, kurios trukdo tuo keliu eiti. Na, o jeigu norite visą tai ne tik suprasti, bet ir patirti gyvai, tuomet kviečiu jūs į savaitgalio terapinį retritą Meilė sau. Tai nėra paskaitų savaitgalis, tai nėra mokymai, tai gyva terapinė patirtis. Tai savaitgalis, kurį skirsite sau. Dirbsime mažoje grupėje, naudosime psichodramą, meditacijas, kūno praktikas, psichogenealogiją, labirintų metodiką ir kitas terapinės intervencijas. Labai dažnai būtent gyvoje grupėje vyksta tai, ko neįmanoma patvirti vienam. Atsiranda saugumas, pasitikėjimas, ryšys, nauja emocinė patirtis ir kartais būtent ji tampa tikro pokyčio pradžia. Taigi šiandien kalbėjome apie tuščią kėdę, tačiau iš tiesų kalbėjome ne apie kėdę. Kalbėjome apie žmogų, apie mūsų vidinį pasaulį, apie tai, kad kiekvienas iš mūsų nešiojamės savo istoriją. Ir apie tai, kad ta istorija nebūtinai turi nulemti mūsų ateitį. Jakob Leve Moreno sakė, kad žmogus keičiasi per veiksmą. Karlo Gustavas Jungas rašė apie kelią link savasties. Aš tikiu, kad kiekvienas žmogus turi galimybę eiti šiuo keliu. Ne vienas, o saugioje erdvėje. Jeigu jaučiate, kad atėjo laikas geriau pažinti save, labai kviečiu prisijungti prie vienos iš mano kuriamų programų arba atvykti į individualią ar porų terapiją. Visą informaciją rasite mano svetainėje rūtajanulevičienė.lt arba mano Facebooko puslapyje. Ačiū, kad šį vakarą keliavote kartu su manimi. Jeigu ši tema jums yra artima, kviečiu prenumeruoti mano YouTube kanalą Keliaukime kartu į save, sekti mane Facebook ir pasidalinti su šiuo vaizdo įrašu su žmonėmis, kuriems jis gali būti naudingas. Jeigu norite ne tik klausytis, bet ir patys leistis į gilesnę vidinę kelionę, kviečiu į individualias konsultacijas, porų terapiją, autorinės programas, 7 energijos ir savaitgalio terapinius retritus. Visą informaciją rasite
mano svetainėje rūtajanulevičienė.lt arba mano tinklapyje Facebook'o. Iki kito šeštadienio vakaro. Ačiū, kad buvote ir skiriate laiko savo. Keliaukime kartu į save. Su jumis buvo Rūta Janulevičienė.